Sveiki, mielieji, gerbėmieji Sausuolio YouTube kanalo žiūrėtojai. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad tokius štai formatus, tai yra nelabai ilgus video pamastymus, aš vadinu Sausuolio trumposiomis žiniomis. Taip pat noriu pasakyti jau Sausuolio YouTube kanalo žiūrėtojams, kad kartais tokius video pirmieji pamato Sausuolio Patreon kanalo žiūrėtojai. Na, 8 metai, kai egzistuoja mano Patreon ir ten rasite šimtus ir šimtus tiek video, tiek audio, tiek tekstinių turinio vienetų. Taigi, pradžiai Patreonams, o kažkada vėliau ir visiems kitiems. Patį Patreono adresą aš tiesiog įdėsiu prie šito filmuko aprašymo. Na ir trumpusios žinios būna dažniausiai apie tai, kas yra mums aktualu čia ir dabar, kokios naujienos pasirodė, kokie pirkimai vyksta mūsų gynybos stiprinimu ir panašiai. Šį kartą ir apie tai ir ne visai. Aš turiu galvoje Roberto Brovdžio, Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vado kreipimąsi ir jo 5 pasiūlymus, kaip reikėtų ruoštis, efektyviau ruoštis Baltijos šalių gynybai. Žinoma, tie pasiūlymai akcentuoti ir koncentruoti į dronų dedamąją ir tie pasiūlymai apima ne tiek visą Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybą, kiek pasienio apsaugą. Na, tie 5 punktai buvo paskelbti visų pirma Estijos tinklaraštyje, tokio žiniasklaidos priemoniai Post Times, ir išties aš norėjau pakomentuoti visus 5 punktus, nes ką mes turime apskritai, kuomet kalbame apie dronus, Ukrainą, kontrmobilumą, sieną mūsų lietuvišką ir taip toliau, mes turime iš tikrųjų didžiulį susipriešinimą socialiniuose tinkluose, komentaruose vyksta kovos ir aiškinama, kaip mums nereikia kreipti dėmesio iš vienos pusės į tai, ką daro ukrainiečiai, nes mes kariausime kitaip, neva tai. Iš kitos pusės, tie skeptikai sako, kad tai yra viskas labai blogai ir mes apskritai nieko nedarome. Kaip paprastai būna, dažniausiai būna tiesa slypi kažkur tai per vidurį, bent jau aš tokios pozicijos laikausi. Ir aptarkime tą 5 punktų planą, kurį pasiūlė Robertas Brovdi, Magyaras, jo slapyvardis Magyaras. Taigi pradėsime nuo pirmojo, tačiau kontekstas bendras iš karto, ką aš bandau pasakyti, kad mes ir be to ukrainiečio rekomendacijų vienaip ar kitaip, savotiškai, lietuviškai, su savo kontekstu, su savo realijomis, bet tuos 5 punktus įgyvendiname. Taigi, kaip jūs vertinsit, man bus įdomu išgirsti komentaruose, tiek Patreon komentaruose, primenu, adresas bus video aprašyme, tiek galbūt vėliau jau YouTube kanalo komentaruose. Taigi, 5 punktas arba 1 punktas, ponas Brodis siūlo sukurti tam tikrą mirties zoną prie sienos, kuri apimtų, kaip jis sako, dėl nedidelio mūsų teritorijų dydžio 2,5 km, kurioje reikėtų viską visiškai išvalyti. Tai yra, kad būsimiem taikiniam, tai yra tiems atėjūnams, nukauti, sunaikinti, eliminuoti bet kokios dronų pajėgumo atstovai iš mūsų pusės galėtų suduoti mirtiną smūgį. Na, kaip ten bebūtų, tai yra utopija. Kodėl? Geografiškai tai yra utopija. Jeigu mes norime sukurti nuo 2 iki 5 km zoną, mums reikėtų sunaikinti, sugriauti, sulyginti su žeme, o būtent tai ponas Brovdis ir siūlo Nidą, Panemunę, Eišiškes, Kudirkos naumiestį ir tūkstančius kitų infrastruktūros objektų. Taigi šitoj vietoje aš tarsi galėčiau atmesti tą pono Brovdžio pasiūlymą, tačiau vėlgi žiūrėkime, ką mes darome. Tikriausiai iš praėjusio prieš tai buvusio video atsimenat, kad Lietuvos vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlymam, kuomet siūloma 20 metrų panašių zonų kūrimas, kontrmobilumo zonų kūrimas, tai yra išskirti, išvalyti žemės ruožai. Kariuomenės nurodymų kai kuriuose vietose, operacinėse vietose, per kurias būtent galėtų veržtis priešas, tokios zonos bus išplėstos iki 150 metrų. Tai yra
punktas numeris 1, mes kažką, kaip siūlo ponas Brodis, tai yra savo lietuviškame kontekste ir darome. Antras pasiūlymas yra įrengti tam tikras modernes technologijas. Konkrečiai ponas Brodis kalba apie optinių kabelių valdomus dronus ir jų komunikacijų sistemą nutiestą po žeme. Na, iš principo, kas tai yra? Tai yra, jisai siūlo tai, kad mes galėtume savo toj mirties arba kill zonoj matyti bet kokį priešo judėjimą. Ar tai būtų 2 km, kas yra nerealu, ir 5, ar tai būtų 20 metrų, 150 metrų. Iš principo prisiminkime, kad mūsų siena tiek su Kaliningradu, tiek su Baltarusija yra išorinė ES siena. Tiek ES pinigais, tiek nuosavais Lietuvos Respublikos pinigais ten yra įrengtos pakankamai brangios, pakankamai gerai ir efektyviai veikiančios stebėjimo sistemos. Aš kalbu apie video sistemas, kurios vėlgi praktiškai visai nepriklauso nuo Wi-Fi, nuo kažko tokio. Tai yra, jeigu kalbėsime į dronų atitikmens pusę, tai yra kabeliai, kuriuos žinoma, kad galima pažeisti, kaip galima pažeisti ir optinius dronų kabelius. Tai yra stebėjimas vykdomas. Mes turime savo pasieniečių sraigtasparnius, mes turime kitas priemonės, juo labiau, kad kariuomenės vadas ir visi kiti užsiminė, kad visa tai, kas yra Ukrainoje, bent jau dalis to, aš turiu galvoje apie garsinę detektavimo sistemą, apie mūsų infrastruktūros civilinės panaudojimą, tai yra buvusio telekomo, apskritai ryšių, mobilių operatorių bokštų panaudojimą šitai stebėsenai, tai jau yra vykdoma. Taigi, punktas numeris 2 vykdomas ne visai, kaip sakė ponas Brodis, bet būtent labai panašiame lygyje. Trečias pasiūlymas yra toksai padaryti 15-30 km spindulių aplink sieną, aplink tas kill zonas, išdėstyti trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas. Aš nebūtinai kalbu apie konvencinės, tačiau šiuo atveju mes irgi tai darome. Tai yra Bofors RB70M Šiorat, tai yra mobilios sistemos jau yra užsakytos. Kariuomenė, tikriausiai matėte, tiek su Lietuvos, tiek su užsienio gamintojais testuoja įvairias interceptorių sistemas. Tai yra, kalbu vėlgi, ne apie konvencinės ginkluotės raketinės rūšis, o dronų perėmėjus. Taigi šitas irgi yra daromas dalykas. Punktas 4, kągi čia siūlo ponas Brodis, sukurti mažiausiai vieną specializuotą dronų brigadą. Na ir čia pradžioje lyg ir norisi prieštarauti, nes apskritai ginkluotosiuose pajėgose Lietuvoje yra 3 brigados, iš kurių yra viena visiškai neaktyvi, tai yra rezervinė, kuri būtų aktyvuota karo atveju, kalbu apie Aukštaitiją. Ir štai dabar turėtų atsirasti neva tai dar viena specializuota dronų brigada. Tačiau ponas Brodis patikslina, kad ta brigada turėtų turėti maždaug 300 dronų operatorių komandų. Žiūrėkime, ką daro mūsų kariuomenė, tai yra mokymų doktrinų valdybos pagrindų ir sukurto ANBO arba ANBO abreviatūra, mūsų specialaus atskiro dronų junginio pagrindu yra paruošti per pastarosius metus daugiau kaip 600 dronų operatorių. Kitaip tariant, jeigu imsime dronų komandą sąlyginai, žinoma, kaip tandemą, tai yra 2 žmonių komanda, mes turėsime jau tą brigadą, pono Brodžio, kurią jisai mini, integruota į Lietuvos kariuomenės vidų. Žinoma, tai nėra brigada kaip struktūrinis vienetas. Kiekvienas batalionas atskirai mūsų pėstininkų turi po būrį, plus pridėkime tą ANBO vienetą. Taigi savotišką brigadą pagal kiekybiniais masteliais vertinant mes jau turime. Na ir apskritai jisai siūlo dar tokį savo pasiūlymę 4, kad ta brigada turėtų operatyvinės ir tiesiog ugnies galimybės smogti 500-600 km, tai yra turėtų ilgojo nuotolio dronus. Tokiu būdu mes galėtume ir naikinti, ir atgrasyti apskritai priešą. Vėlgi priminsiu, kad ANBO dalinys, ANBO junginys, jisai turės tą galimybę, tai yra, žinoma, man niekas taip tiksliai nesako, bet ar pirkimų fazėje, ar planavimo fazėje, o galbūt ir gavimų fazėje
galbūt netgi treniruočių fazėje mes turime šio junginio pagrindu tokią opciją būtent tolimiesiems smūgiams dronais. Taigi, vėlgi, tai, ką sako ponas Brodis, mes jau, ko gero, ir įgyvendinam. Taigi, velnias slypi kažkur detalėse. Ir taip yra daugumoje atvejų. Kuomet mes sakome, kad mes nieko nedarome, lenkime pirštus, imkime tuos skaičius ar kitokius skaičius, kuriuos aš pasakiau, ir pamatysime, kad nėra visai taip. Kas neramina ir kas, išties galėtų vykti kitaip? Greičiai. Tiesiog pats greitis tiek sprendimų priėmimo, tiek ypatingai tam tikrų teisės aktų priėmimo, tam tikrų ginkluotės rūšių integracijos į kariuomenę, greitis galėtų būti didesnis. Tačiau jeigu bent jau kol kas priešas mums duoda tą laiką pasiruošimui, mes einame teisinga linkme. Ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančių kartų.